Šiandien norėtųsi su jumis pasidalinti įžvalgomis apie Evangelijos tekstą, kuris kalba apie 10 mergaičių. Vienos iš jų yra protingosios, kurios turėjo žibintus ir alyvos, o kitos paikosios, kurios turėjo tik žibintus. Ką reiškia turėti tik žibintą? Tai tarsi išrinktosios tautos įvaizdis, arba netgi gali būti ir fariziejų įvaizdis, kurie žinojo įstatymą, jį išmanė, gebėjo jį aiškinti ir taikyti kitiems, tačiau jis buvo negyvas jų širdyje. Kodėl? Nes jie neatpažino šio įstatymo išsipildymo Kristuje. Tai reiškia, jie neturėjo alyvos. Tai šis įstatymas buvo negyvas jų širdyje. O jeigu jis būtų gyvas, jie būtų atsivėrę Dievo plano išsipildymui Kristuje. Ir jie gebėtų jį pasitikti su žibintais ir alyva. Tai mus pamoko, kad neužtenka tik žinoti įstatymą, neužtenka tik žinoti taisyklės, bet kaip yra svarbu, kad jos būtų gyvos mūsų širdyje. Ir tuomet mes gebame pasitikti viešpatį Kristų savo kasdienybėje. Yra ir dar kita mintis, kurią aiškina bažnyčios tėvai. O bažnyčios tėvai, komentuodami ir aiškindami 10 mergaičių palyginimą, iš tikrųjų sulygina su Dievo ir artimo meile. Tai Dievo meilė tarsi atvaizduoja tos paikosios, kurios turi žibintus, tai vėlgi, kurios pažįsta įstatymą, kurios žino įstatymą, o protingosios, tai kurios gyvena įstatymu ir jų alyva, tai yra artimo meilės darbai. Kitaip tariant, ateina silpnumo akimirkos kasdienybėje ir vienos ir kitos užmiega, belaukdamos jaunikio. Taigi tai lydi ir nuodėmės, ir paklydimai, bet širdyje visada yra vertybė, visada yra siekis Dievo ir artimo meilė. Taigi, mūsų žibintai tai yra Dievo meilė ir mūsų alyva tai yra artimo meilė. Ir kai šie du dalykai eina kartu, jie ir išpildo visą įstatymą. Tai lygiai taip pat galima kalbėti ir apie krikštą. Krikštas tai yra mūsų žibintas. Alyva tai yra taip, kaip tai išsipildo šį sakramento malonė bendradarbiaudama su atgailos ir Eucharistijos sakramentu. Ir taip mes tik gebėsime atpažinti ateinantį Kristų. Būkite palaiminti.